Apie tokį vaizdą ir kalbėjau, iš tikrųjų, vat tokiu vaizdu noriu pabust kas rytą. Patys geriausi užkandžiai tiesiai į lovą. Ir iškart nieko nekantraudami bandom vištienos snacks Krekenavos užkandį. Kaip gerai būt karaliam. Karališki pusryčiai į lovą. Tobulas receptas. Šitą užkandį turi atrasti visas likęs pasaulis, ne tik mano karalystė. Nuo šiol visi likę užkandžiai yra lesalai. Čia yra tikras užkandis. Krekenavos snacks. Oh my god. Ką sapnavau? Blemba. Turiu pasakyti savo pavaldiniams. Čia bus geriausias dalykas nutikęs šitai karalystei. Sveiki, mano visi tarnai! Mes susirinkom šią didžią progą dėl to, kad šiąnakt mane aplankė neįtikėtinas sapnas. Tokie aplanko tik kartą per metus ir aš negaliu jo nepasidalinti. Koks čia sapnas? Sugalvojau tobulą užkandį mūsų karalystei. Ir jūs turite tai paklausyti ir turit tai man įgyvendinti. O planas yra toks. Aš mačiau savo regėjime tiesiog tobulą pakuotę. Tokią siaurą, pailgą, bet nemažai telpančią, apie 100 gramų. Ir kad būtų aukščiausias rūšies užkandis. 5 skonių. Cheese, chicken, beef, classic ir spicy. Turi būti apie 26-27 gramai baltymų 100 gramų pakuotėj, be jokių pridėtinių aromatų, saldiklių ir pagaminta tik naudojant žalią energiją. Valdiniai, aš jums duodu parą laiko man pagaminti šitą užkandį, kitaip lėks galvos. Aišku man padaryti. Bet jeigu pavadinimas būtų Krekenavos snacks, genialu.